Nu ką, šiandien prasidėjo sekantis etapas šito namo atstatymo renovacijos. Šita ta svetainė, kurioje aš jau buvau pradėjęs šiek tiek darbus, kur laikinai galėčiau pernakvoti, ta lovytė, kuri iškeliauja jau iš čia, nes aš jau naują pasidariau lovą savo. Ir štai atrodo situacija. Čia jau dalis nulupta nuo rąstų, šiek tiek paeksperimentuota, kaip atrodys jie. Iš esmės visi langai renovuojami, viskas čia turės bus renovuojama. Taigi, lubos ganėtinai dar geros kokybės, bet viskas kitkas reikalauja labai daug darbo ir pastangų. Kaip matai, tai yra visiškai apleista ir va tai va viskas atrodo. Tai šitas sienos lupsis, bus atidaromi rąstai. Spinta šitą iškeliaus, visiškai ne prie ko, ir pečiaus dalis, kuri yra čianais irgi restauruosis, tai yra bus numuštas senas molis, kuris vos čia laikosi ir bus tvarkoma iš naujo. Yra molio šalimais radau, kur galima bus pasikasti, tai reikės viską šitą sutvarkyti. Senos duris, jos irgi restauruosis, greičiausiai, kad jos liks, ir čia tas kampelis toks tamsus, nelabai ką matysime. Taigi, kelionė šito kambario renovacijos prasideda. Lygiai taip pat prasidės ir virtuvės dalies renovacija, dar baldai šiek tiek likę, baisiai daug jos nerodysiu, bet irgi tai virtuvinis stalas tuoj bus renovuotas, keliaus į kitą kambarį, kur aš dabar gyvenu, ir kimbu į darbus. Kaip anksčiau saugojusi nuo vėjo, tai tiesiog buvo, dabar va restauruojant, buvo kartonas klijuojamas, toks kaip ir, net nežinau, jis gal ne kartonas, čia popierius toksai plonas. Ir va štai, tai tiesiog buvo šiek tiek priklijuotas, sudėtas. Ir netgi tie tarpeliai, labai puikiai matyti, jie dar, be šito kartono buvo dar tokios lentutės uždėtos. Čia aš ištraukiau tas lentutės visur iš tarpų. Ir va matosi dar likę samanų, nes samanos buvo, o vietomis vietoj samanų kažkokiais drabužiais buvo ir dar pakulomis linų buvo vietomis užklijuota. Bet iš esmės tai kartonas, popierius, lentutės, samanos ir visa apsauga. Nu, turbūt nebuvo baisiai šilčiausia, bet žmogus, su kuriuo kalbėjau, tai rauga šiaip vaikystėje. Tų žmonių anūkė sakė, kad šalčiausia buvo per grindis, nes ten iš tikrųjų nieko nėra padėta po grindimis. Tiesiog lentos susuktos, iš ten šaltis eidavo. Visur kitur būdavo užtektinai šilumos, nes pečius tai ganėtinai rimtas ir jisai šildydavo. Gerai, lupu toliau, žiūriu, kokios būsenos yra rąstai. Trumpa apžvalga proceso metu. Jau didysis kambarys eina į statybų stadiją, renovavimo, griovimo, tai va atverdinėjau tos rąstus visus. Tai tik pradžioje didžiusius dulkės šiukšlės, iš tikrųjų pati tokia sunkiausia, nors respiratorius naudoju pagal paskirtį. Bet vis tiek tenka tų dulkių pasikvėpuoti ir juos dėvint man iš tikrųjų nesunku kvėpuoti, neįsivaizduoju, kaip žmonės šiaip iš savo malonumo dėvi respiratorius ir kaukės. Taigi, štai yra pečiaus dalis, jau irgi atverdinėjau plytas, irgi blenkaip sumūryta, nes yra įtrūkimai ant to pečiaus, tai reikės molį uždaryti, tinklą dėti, tai čia jau atskira technologija, čia irgi kampai, kampeliai sudurta iš kažko, tai blenkas. Čia yra šiukšlynas, pamatai, perskirti pusę namo, kažkaip per pusę tas namas buvo statytas. Mačiau visur pastangos pelyčių, žiūrkyčių išsigraužti yra. Taigi, čia pakol kas vaizdas štai toks, čia kitas, čia kaip ir didžiulė viena patalpa gausis. Aš tai nugriausiu tą tvorą, bet procesas yra štai toks laužtuvas, peilis, plaktukas ir tiek žinių. Čia tos durelės, kurios išeina į prieminę, taip vadinčiau, pirmosios duris, bet čia susilenkti reikia taip, kaip nusilenkiant Dievui prieš išeinant pro tas duris. Gerai, procesas atrodo taip, sekantis vaizdas bus kitoks. Eigoje galima pasiskaityti ir naujienų, atsivlupus kitą pusę gyvenimo, kas buvo užklijuota, kurie čia metai, sunku pasakyti, 769 mačiau, šiandien 5 net yra laikraštukų ir radau kas svarbu, ryžtingai veikime visus sunkumus. Tai bandau tos sunkumus įveikti, nugrandindamas tą seną istoriją ir
Tai kas čia yra kitoje pusėje, yra kaip pasakos suklijuotos, surašytos žmonėms, kaip reikėjo gyventi, visiška distopija ant tų sienų, ir tai buvo kažkada tai realybė ir tikrovė. Šitą realybę dabar lupu šalin ir kursiu naują realybę tokią, kokią aš noriu susikurti.